Siekiant gauti kuo gausesnį ir kokybiškesnį derlių, būtina kiek galima geresnė dirvožemio būklė, nes jame tarpsta augalų šaknys, o stiprios šaknys – sveikas ir stiprus augalas. Deja, mokslininkų teigimu, šiuo metu Lietuvoje yra net 70% eroduotų dirvožemių. Tokia situacija susiklostė dėl netinkamos sėjomainos ir nesubalansuoto trąšų naudojimo. Paskaičiuota, jog kasmet į 1 hektarą išberiama apie 1 toną mineralinių trąšų, o augalų apsaugos produktų panaudojimas išbalansuoja mikroorganizmų pusiausvyrą. Todėl turime ieškoti naujų, netradicinių būdų, kaip pasirūpinti geresnę dirvožemio būklę. Kustodija rekomenduoja Lietuvos žemdirbiams pažangiausias augalininkystės technologijas, kurios skirtos gerinti dirvožemio būklę. Tai biologiniai produktai, kurių pagrindą sudaro bakterijos arba priemonės mikroorganizmų gausinimui dirvožemyje. Kodėl bakterijos yra tokios svarbios ir kaip jos gerina dirvožemio būklę? Ar žinote, kad dirvožemyje gyvena apie 4000 rūšių įvairių mikroorganizmų, o jų masė viename grame gali sudaryti nuo 3 iki 7 tonų? Ši gausybė bakterijų ir mikroorganizmų sąveikauja tarpusavyje, o taip pat ir su augalais. Mikroorganizmai ne tik puoselėja ir gerina dirvožemį, bet ir padeda augalui geriau įsisavinti maisto medžiagas, jau esančias dirvoje, bei maisto medžiagas, kuriomis mes tręšiame dirvą. Į biologinio produkto NPK Magic sudėtį įeina 3 rūšių bakterijos, kurios padeda augalui įsisavinti būtiniausius mitybos elementus – azotą, fosforą, kalį. O Amalgerol produktas, į kurios sudėtį įeina įvairių žolelių ištraukos, tai maistas bakterijoms. Jį naudojant, dirvožemyje pagausėja mikroorganizmų kiekis, gerėja dirvos struktūra, dirvožemis tampa purus, atsiranda daugiau sliekų, o ligų sukėlėjų pradai stelbiami jau dirvožemyje. Naudojant NPK, Magic ir Amalgerol kartu, gausime puikų rezultatą. Dirvožemis bus ne tik pripildytas bakterijomis, bet ir aprūpintas maistu joms. Augalas bus aprūpintas reikalingomis maisto medžiagomis, bus sveikas ir duos gausų ir kokybišką derlių. Biolinija – partnerystėje su gamta.